Savaitgalį įvairiuose Marijampolės savivaldybės kampeliuose šurmuliavo joninės. Vasaros saulėgrįžos šventė lietuvių švenčiama nuo neatmenamų laikų. Seniausias jos pavadinimas kupolis kilęs nuo žodžio kupoliauti, rinkti žolynus. Į Lietuvą atėjus krikščionybei šventė buvo sutapatinta su Švento Jono Krikštytojo varduvėmis. Šventėje Pašešupio parke buvo ne tik linksminamasi, bet ir prisimintos liaudies tradicijos. Mes tik tai atkūrinėjame, tik prisimename fragmentus, vienus išsamesnius, kitus tik motyvus mūsų senųjų tradicijų. Mes jau jais nebetikim, juos daugiau taip prikeliam kaip parodomąją programą, bet vis tiek tai yra labai gražu ir prasminga, nes tai yra mūsų protėvių šaknys. Tai visų pirma, tai reikia nepamiršti, kad tai yra augmenijos, kupolių, kupėjimo laiko šventė, kur labai svarbi yra ugnis, šviesa, saulė, vanduo. Mūsų kalbinti marijampoliečiai sako, joninės visada buvo svarbi šventė. Ją švęsdavo net ir sovietmečiu. Švęsdavom prie Piliakalnių, kur dabar yra ta sala. Piliakalnis tai buvo baisus, kol neužtvenkta buvo upė, buvo didelis labai slėnis. Ant kalnų žmonių buvo, kaip atrodo, iš visos pusės Lietuvos suvežta. Apačioje būdavo laužų labai daug būdavo. Ir tų atrakcijų. Liaudies tradicijos taip kažkaip tai neišryškėjo, nie tie kupoliais, tie vainikai, nie tokie mėtymai, plukdymas vainikų būdavo. O dabar mes švenčiam dar taip iš tos senovės noro švęst. Bet tautiečiai tai taip nelabai reiškia į tą šventelę žiūri. Tokia atrakcija, ateis, taip sakant, pasėdės, pažiūrės, o dalyvauti tai jiem labai sunku jiem dalyvauti. Jie tiesiog tiek tingi, kad jie numirs tingėdami. Švęsdavom, aišku, ir jaunimėlio daug būdavo, sukviesdavom visus. Ypač vainikai, svarbiausias akcentas būdavo, jonažolių tų. Ir taip pririnkdavom. Tai buvo gražu. O kaip manot, ar dabartiniams žmonėms dar svarbi yra joninių tradicija? Tai svarbu jiem, ypač dar gal ir senesnio amžiaus žmonėm, kuriem tiesiog įaugę galbūt. O šiuolaikiškas jaunimas jie atvyksta, daug jų prisirenka ir gražu jiem būna pažiūrėti, žinoma. Tradicijos gyvos tol, kol yra svarbios žmonėms. Etnologė nuolat skubantiems ir pramogų ištroškusiems žmonėms siūlo joninių šventėse panaudoti bent vieną iš motyvų, kurį puoselėjo mūsų protėviai. Aš manau, kad svarbiausia yra sąmoningumas, kad žinotume, kokia ta šventė buvo, o jeigu jos ir nepasiseks tradiciškai atšvęsti visą paros ciklą, taip kaip mūsų protėviai minėjo, tai bent kokį nors akcentą, bent jau vakaruojant tą vainiką nusipinti, prie laužo ramiai pabūti, galbūt tą dainą sudainuoti, ne iš muzikinių įrašų paklausyti, galbūt saulės patekėjimo sulaukti 24 dienos ryte. Tai nors vieną tą motyvą. Šventės dalyviai rankos taiklumą bandė joninių vainikų mėtymo varžytuvėse. Kartu su Marijampolės folkloro kolektyvais dainavo kupolinių dainas, sukosi rateliuose, plukdė vainikus. Apeiginę šventės dalį vainikavo tradicinio joninių laužo uždegimas.